Sveiki, taigi šioje pamokoje pasistengsiu paaiškinti, kas yra sąlygos ir operatoriai. Taigi, sąlygos dažniausiai naudojamos tam, kad palyginti kintamųjų reikšmes, tipus ir panašiai. Taigi, pirmas pavyzdys būtų toks. Susikuriame du kintamuosius, A bus 10, kintamasis B bus 5. Toliau, visos sąlygos prasideda raktažodžiu if. Lietuviškai tai būtų jeigu. If. Toliau skliausteliuose lyginami kintamieji. Jeigu kintamasis A yra mažesnis už kintamąjį B, atsidarome kodo bloką, laužti skliaustai ir atvaizduojame kintamasis A yra mažesnis už kintamąjį B. Jeigu ne, raktažodis else, atsidarome kodo bloką ir atvaizduojame kintamasis A yra didesnis už kintamąjį B. Taigi, šiuo atveju mums atvaizduos šią eilutę, kadangi kintamasis A yra didesnis už kintamąjį B. Patikriname. Kintamasis A yra didesnis už kintamąjį B. Sąlyga teisinga. Toliau galime lyginti string tipo kintamųjų reikšmes. Taigi susikuriame du kintamuosius. A bus Tomas, kintamasis B bus Artūras. Taigi, jeigu kintamasis A yra lygus kintamajam B, atsidarome kodo bloką ir atvaizduojame taip. Jeigu ne, else, atvaizduojame ne. Taigi šiuo atveju mums atvaizduos ne, kadangi kintamasis A nėra lygus kintamajam B. Tomas, kintamųjų reikšmės nėra vienodos, todėl mums atvaizduos ne. Patikriname. Štai ne. Tačiau jeigu pakeis kintamojo B reikšmę į Tomas, šiuo atveju jos vienodos, mums atvaizduos taip, kadangi kintamasis A yra lygus kintamajam B. Tikrinam. Taip. Sąlyga teisinga. Dabar kitas pavyzdys būtų toks. Lyginsime kintamųjų reikšmes ir tipus. Taigi, du kintamieji, 2 ir kintamasis B. 2, tačiau string tipo. String tipo. Čia integer tipo. Toliau, jeigu kintamasis A lygus kintamajam B, atsidarome bloką ir atvaizduojame taip. Jeigu ne, atvaizduojame ne. Kaip matote, operatorius 3 lygybių ženklai. Jis lygina kintamųjų reikšmes ir tipus. Integer, string ir panašiai. Taigi, šiuo atveju mums atvaizduos ne, kadangi kintamojo A tipas integer nėra lygus kintamojo B tipui string. Jie yra skirtingi, todėl mums atvaizduos ne. Patikriname. Ne. Tačiau jeigu pakeisim kintamojo B tipą į integer, taip pat, kaip matote, dabar reikšmės ir tipai sutampa, tai mums atvaizduos taip. Taigi, taip. Taip pat yra operatorius nėra lygų. Taigi vėl du kintamieji. Kintamasis A bus 2 ir kintamasis B bus 5. Jeigu kintamasis A nėra lygų kintamajam B, kaip matote, operatorius šauktukas ir 2 lygybių ženklai, jis reiškia nėra lygų. Sakinys skambėtų, jeigu kintamasis A nėra lygus kintamajam B, atsidarome bloką ir atvaizduojame nėra lygus. Jeigu ne, else, tai yra jeigu yra lygus, atvaizduojame taip. Arba yra lygus. Šiuo atveju mums atvaizduos nėra lygus, kadangi kintamasis A nėra lygus kintamajam B. 2 ir 5. Patikrinam. Štai nėra lygus. Tačiau jeigu reikšmės suvienodinti, kintamasis A yra 2 ir kintamasis B yra 2,
Šiuo atveju mums atvaizduos yra lygus. Patikrinam. Štai, yra lygus. Taigi, operatorius 2 lygybės ženklai palygina kintamųjų reikšmės. Operatorius 3 lygybės ženklai palygina kintamųjų reikšmės ir tipus. Toliau operatorius mažiau nei. Tai jis palygina kintamųjų reikšmių skaičius. Tai yra, pavyzdžiui, kintamasis A mažiau nei kintamasis B ir panašiai. Toliau operatorius daugiau nei. Operatorius